Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR 0478 už 24 metus sudarimas teikimas. Neteisėto paramos panaudojimo pasiekmes. Taigi turim ataskaitą FR 0478. Šiai dienai kol kas tai yra 6 versija, bet arčiau jau gegužės mėnesį, kai reikės teikti ataskaitą, būtina pasitikrinti, ar nebus nauja versija. Kodėl? Todėl, kad šiek tiek pasikeitė formos užpildymo taisyklės, tai atitinkamai gali būti ir pakeista versija arba už 24 metus, arba nuo 25 metų. Na ir pasižiūrim, kasgi pasikeitė taisyklėse. Tai taisyklėse pirmiausia matom yra antras punktas, naujos versijos šito punkto yra nurodyta, kad taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros paramos įstatymu ir VMI viršininko įsakymų numeris V137. Šiek tiek mažiau yra išvardinta teisės aktų. Toliau matom irgi medžiagoj taisyklių pakeitimus. Čia nurodžiau ir tas, kas galioja, ir tas, kas naujai įsigalioja, tam, kad galėtumėt pasižiūrėti ir palyginti, ar jums yra ten, ar jums yra aktualių pakeitimų. Taigi ataskaitos FR 14.3 punktas irgi nauja redakcija pateiktos. Ataskaitos FR 0478 formos priedas FR 0478C suteikta parama Lietuvos ir arba užsienio juridiniams asmenims turi būti užpildomas, kaip parama teikiama Lietuvos Respublikos ir arba užsienio juridiniams asmenims, užsienio paramos gavėjams nurodytiems taisyklių 5 punkte, tai yra Europos ekonominės erdvės užsienio vienetams, sąraše nurodytoms užsienio įsteigtom lietuvių bendruomenėms, kitom lietuviškom įstaigom arba organizacijoms, bei ir į valstybės sąrašą įtrauktuose valstybės įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms, panaudojant gautą paramą, tai yra iš gautos paramos lėšų. Šiame priede pateikiamas suteiktos paramos Lietuvos Respublikos ir arba užsienio juridiniams asmenims sumas pagal paramos dalykus. Tai yra materialinės vertybės, piniginės lėšos, suteiktos paslaugos ir bendra suteiktos paramos suma. Šiame priede neįrašomas, kaip ir anksčiau, vienam paramos gavėjui suteiktos paramos sumos mažesnės nei 1 MGL per metus. Ir 14.4 punktas ataskaitos FR 0478 formos priedas FR 0478D iš nuosavų lėšų suteikta parama turi būti užpildomas, kaip parama teikiama iš nuosavų lėšų Lietuvos Respublikos ir arba užsienio juridiniams asmenims, įskaitant paramą, kurios vertė nedidesnė nei 1 MGL. Toliau pakeitimai taisyklės susiję su įvairiom dalim ir kalbant apie 4 dalį, gautos paramos panaudojimas, matom, irgi yra taisyklių pakeitimas. Tai yra 28 punktas išvardintas nauja redakcija ir pasižiūrim. Ataskaitos formos 4 daly gautos paramos panaudojimas pateikiami duomenys apie pagal labdaros paramos įstatymą gautos paramos, įskaitant meno kūrėjų gautą paramą panaudojimą. Ataskaitos FR 0478 formos 4 dalies A, B ir C stulpeliuose įrašomas gautos paramos panaudojimo sumas pagal gautos paramos dalykus, materialinės vertybės, piniginės lėšas, suteiktos paslaugos. O D stulpelė visa
gautos paramos panaudotos suma. Paramos gavėjų juridinių asmenų gautų piniginių lėšų sudarančių pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procento, bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijo gautų piniginių lėšų sudarančių pajamų mokesčio dalį iki 0,6 procentų, gyventojų pajamų mokesčio sumos panaudojamos rodomas B stulpelė piniginės lėšos kaip ir kitų, tai yra pagal labdaros paramos įstatymą gautų piniginių lėšų. 20 laukelį nebuvo jokių pakeitimų, 20 laukelį rašomas paramos likutis. Kalendorinių metų pradžioj, tai yra mes turim pasižiūrėti praėjusių kalendorinių metų ataskaitos FR 0478 formos 4 dalies 33 laukelio sumą. Tai iš 24 metų deklaracijos 23 laukelį sumą perkeliam į 24 metų deklaracijos 20 laukelį. Toliau pakeitimai. Matom 21 laukelis. Nauja redakcija išdėsit, kad yra visa per kalendorinius metus panaudotas paramos suma, tai yra 22, 23, 24 ir 25 laukelių suma. Ir jau matom irgi nauja redakcija išdėstama, kaip turi būti pildomi laukeliai. Tai 22 laukelį pasižiūrim įrašoma pagal gautos paramos dalykus, panaudotos paramos vertė, paramos gavėjų juridinio asmens įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Paramos gavėjų juridinių asmenų gautų piniginių lėšų sudarančių pajamų mokesčio dalį iki 1,2 procentų, bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijami gautos piniginės lėšos sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 0,6 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos panaudojamas kaip ir kitų pagal labdaros paramos įstatymus gautų piniginių lėšų rodomas B stulpelė piniginės lėšos. Paramos panaudojamos rodomas tada, kai patiriamos išlaidos, pavyzdžiui, iš paramos lėšas įsigyjamas turtas, tai yra išleidžiamas kaip parama gautos lėšos. Jeigu parama yra gauta materialiniam vertybėm, tai yra trumpalaikių turtų arba ilgalaikių turtų, tai panaudojimas turi būti rodomas tada, kai toks turtas yra pradedamas naudoti arba perdodamas kaip parama kitam paramos gavėjui. Toliau 20 kitų laukelių pildymas ir taisyklės pakeistas kalbant apie C priedų užpildymą FR 0478C priedo C7, C8, C9 ir C10 laukeliuose pateikiamos Lietuvos Respublikos ir arba užsienio juridiniams asmenims pagal labdaros paramos įstatymą suteiktos paramos sumos pagal paramos dalykus, tai yra materialinės vertybės, piniginės lėšos, suteiktos paslaugos ir bendra suteiktos paramos suma. Visos šitos sumos įrašomos į ataskaitos FR 0478 formos 4 dalies 23 laukelio atitinkančius laukelius. Kai parama teikiama į Europos ekonominės erdvės užsienio vienetams į valstybių sąrašą įtrauktuose valstybės įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybėms institucijoms turi būti pridedami dokumentai pagrindžiantis paramos teikimą. Ir C11 laukelė turi būti pažymima T taip, o jeigu parama teikiama sąraše nurodytiems užsienio esančių lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms, dokumentų pridėti nereikia ir tada pasižymim ne. Paramos teikėjas suteikęs paramą Europos ekonominės erdvės užsienio vienetams bei valstybių sąrašo įtrauktuose valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms ir įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vienetų dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams nurodytams Lietuvos paramos įstatymo 3 straipsnio 3 daly mokesčio administratoriui turi atitinkamai pateikti dokumentus.
Toliau 5 dalis ataskaitos. 5 dalis suteikta parama iš nuosavų lėšų. Ir šita dalis užpildoma tuo atveju, kai paramos gavėjas pagal labdaros paramos įstatymą skiria paramą iš nuosavų lėšų ir užpildoma tokia tvarka. Matom, čia vėlgi beveik visa dalis yra pateikta nauja redakcija. 27 laukelis. Įrašoma visa iš nuosavų lėšų Lietuvos Respublikos ir arba užsienio juridiniams asmenims pagal labdaros paramos įstatymą suteikta paramos vertė. Tai yra FR 0478D priedo visų D10 laukelių suma. Tai 28 laukelį visa iš nuosavų lėšų fiziniams asmenims suteiktos labdaros suma, nenurodant konkrečių labdaros gavėjų, labdaros teikimas konkretiems labdaroms gavėjams įforminamas įmonės vidaus apskaitos nustatyta tvarka. 29 laukelį nurodom visą pagal labdaros paramos įstatymą iš nuosavų lėšų suteiktos paramos suma. Tai yra 27 ir 29 laukelių suma. 30 laukelį rašoma ataskaitos FR 0478 formos pridedamų tvarkoj nurodytų dokumentų pagrindžiančių paramos teikimo lapų skaičius. Jeigu dokumentų nėra, tai aišku, atitinkamai pildyti nieko ir nereikia. D priedas. Kai parama teikiama Europos ekonominės erdvės užsienio vienetams į valstybių sąrašą įtrauktuose valstybėse įsteigtiems juridiniams vienetams ir organizacijoms bei valstybinėms institucijoms turi būti pridedami dokumentai pagrindžiantys paramos teikimą. Ir D11 laukelį turi būti pažymima T. O jeigu parama teikiama sąraše nurodytoms užsienio esančiom lietuvių bendruomenėms ir kitoms lietuviškoms įstaigoms organizacijoms, dokumentų pridėti nereikia. Tai rašom tada ne. Tai tokie pakeitimai susiję su FR 0478 ataskaitos pildymu. Kaip ir minėjau, pasižiūrėkit arčiau termino pateikimo, ar mokesčio administratorius nepakeis formos. Dabar neteisėto paramos panaudojimo pasekmės. Į ką norėtųsi atkreipti dėmesį, kad jeigu mes panaudojam paramą ne pagal labdaros paramos įstatymo paskirtį, tai tuomet jinai bus laikoma atskira mokesčio bazę ir reikės apmokestinti 16% jau 25 metais. Tai 16%, 24 dar 15%. Tai gauta parama panaudota ne pagal labdaros paramos įstatymę nustatytą paskirtį, yra gauta parama naudojimo politiniams partijoms, politiniams kompanijoms finansuoti, gauta parama perdodama kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas, gauta parama panaudojama teikiant labdarą ne pagal labdaros paramos įstatymę nustatytą tvarką, gauta parama panaudojama neatsižvelgiant į pelno nesiekiančių įstaigų veiklą reglamentuojančios įstatymą nustatytus apribojimus, parama panaudojama ne visuomeniai naudingiems tikslams, o privatiems poreikiams tenkinti, kai viršijama išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas viešindamas informaciją apie paramos teikėją numatytą sumą arba kai panaikinamas paramos gavėjo statusas. Ir pavyzdžiai yra pateikti jūsų medžiagoje 67-68 puslapį. Bet čia dar ne viskas yra, dar yra baudžiamasis kodeksas, na aišku, tai yra jau išimtiniai atvejai, bet vis dėlto atkreipiu dėmesį, kad yra 206 straipsnis, kredito paskolos tikslinės paramos subsidijos ar dotacijos panaudojimas ne pagal paskirtį arba nustatytą tvarką. Ir baudžiamasis kodeksas kalba apie tai, kad tas, kas gavęs 400 mgl dydžio ar didesnės vertės tikslinę paramą, subsidiją arba dotaciją, panaudoja jas ne pagal paskirtį arba nustatytą tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais, arba bauda, arba laisvės apribojimo, arba arešto, arba laisvės atėmimo iki 1 metų. Tai
Jeigu tai yra kalba eina apie tikslinę paramą, čia būtent minima tikslinė parama ir pakankamai didelės sumos, tai gali atsirasti ir baudžiamoji atsakomybė.